Sveiki. Vat, nuo tokios gražios vietos pradėsim šios dienos žūklę. Ir aš vėl būsiu ne vienas, o su kuo, o su dviem vaikais. Kaip seksis, visai neaišku. Vieta nauja, pirmą kartą čia, Nemunas. Važiavom 240 km nuo namų. Tai va, bet, gražu, gamta graži. O kaip žuvis kibs, tai visai neaišku. Ir kaip seksis su vaikais tvarkytis, irgi neaišku. Nes gali labai baidyti šapalus. Tai iki susimatymo. Iki. Oba, yra. Per mažas. Pirmas kibimas. Įdomu kas. Gali būti lydžiuks. Bet nemaža. Nemaža. Oho. Lydeka. Nežinau, bet oho, kaip tempia. Galvojau, kad mažesnis. Dabar kai pradėjo tempti. Po biškį ateina. Atsargiai tu meškerės nesulaužiu. Kas čia per žuvis? Niekaip nesimato. Lydeka. Lydeka, graži lydeka. Šitą patraukti reikia. Oi, labai nedaug įsiskabinus, kad tik nepabėg. Kaip mes ištrauksim savo. Kaip mes ištrauksim. Reikia. Nedaug įsisegas šone. Jo matas. Oi, tu savo. Visu matas. Bet graži, nemaža. Bet stipria kokia. Negaliu šios patraukti. Ką išdarinėjai? Nori būti delfino. Oi. Kaip ją čia dabar ištraukti? Aš nežinau. Ne, reiks, kad biškį pavargtų. Nes jį... Oho, pažiūrėk. Kaip eina. Nes jį nemaža yra. Nemaža yra, už tai ir jėgos daug turi. Galvau, kad mažesnė, bet ji nemaža. Nu, ateik nusifotografuoti ir paleisim. Taigi tu būsi žvaigždė. Būsi žvaigždė, jis garsiai.
Gal iš šono biškį paplauk. Kacirovė visur didelė. Na. Dieve, matot, jūs kokia gražinė. Ir štai matas, bet nelabai matas, nes negalim. Žinau, kaip sakiau. Ai, kaip sukasi visaip. Labai gudri lydeka papuolė. Ir labai stipriai. Va, biškinai pavargo. Aha. Pavargo. O. Va, matas, tai biškinai. Tai tik paknojas. Ai, tik. Pažiūrėk. Paimk. Dieve. Yes! Aik, tu didelė, ji žiauriai didelė. Tu pažiūrėk, ji labai didelė. Už tai mes ir negalim ištraukti, už tai, kad ji labai didelė. Nu, pasaka. Wow! Pirma žuvis ir labai įspūdinga. Na. Kažkaip bandykim į krantą paplaukti. Jo. Aik, tu kokį. Tus. Na, pafilmuok. Žiūrėk. Nu, įspūdinga pirma žuvis mūsų šiandien. Va, sakau, ko taip sunku traukti? Kurgi, didžiulė. Va tokia. Įspūdinga. Va tokia graži lydeka. Gražuolė. Nu ką. 1, 2. Bomba. Ata. Filmuok. Nu, pluk. Yes! Yes! Pirma žuvis. Trip to the wild side. Wanna learn how to be brave, take what's mine. Wanna learn about what's on the inside. 'Cause I feel like we're running out of time. Oba! Pirmas. Žaliukas. Oba! Salatis turbūt griebė. Geras, kaip staigiai. Va čia tai smūgis. Va čia įdomiau. Geras.
nebus labai gal didelis. Jo, salatis. Kaip man jį paimti? Užsikabinu. Baisiai stiprus jie. Yes! Yes! Graži žuvis. Visai neblogas salatis, išrašė man smūgį. Labai smagu. Ačiū tau, ate. Yes. Mums reikia peržengti tokius technos mūsų. Reiktų. Opa! Kibo. Yra. Yra. Bet čia nedidelis. Ešerys turbūt. Nes ant šitų čimba dažniausiai arba ešerys, arba salatis. Ešerys. O mes galim jau... Palauk. Nezysk. Dar vienas ešeriukas. Griebė. Ate. Yra. Geras. Kažkas kaip gražiai smogia. Įdomu kas. Oba, geras. Salatis turbūt. Vėl tie patys smūgiai. Jo, salatis. Didesnis šis atrodo. Yes! Pabandysim parodyti. Kokio grožio žuvis. Paeiti su savo, bet įgi kokio stiprumo. Va, koks visai neblogas jų. Visai gražus. Super gražų smūgį padovanoja
ant paviršinio. Oi. Jau su viena ranka sunku. Va toks grožis. Ačiū ir ate. Yes. O, varlės, kad uždainavo. Paklausyk. Oba! Kaip kolė! Eik, tu pabėga! Oba! Va čia apie smūgis. Eik, tu. Kas smūgis nuostabus. Eik. Lydeka. Ne, čia šapalas turbūt. Valio. Blemba. Kuris? Lenda. Dar reikia ištraukti pirmą, tada jau sakyti valio. Yra nemažas. Pagaliau šapalai pradėjo judėti. Čiut. Pagaliau ir smūgis šapalą Nemune. Prieš tai turėjau smūgį, nežinau, galėjo būti irgi už šapalą. Irgi ant čiubiko kaip kalė, smarkiai, bet neištraukiau. O šitas šaunuolis nusifotografavo. Ate, ačiū. Na, smeik. O, žiūrėk, matei? Rusnytė. Matai, jau sureagavo. Kol prisipūsim, kol gal valgyt jūs dar išvirsit. Tai va, eisim pamiegosim. Rytoj vėl pažvejos. Nestojusi tams, man atrodo. O aš sakau, geresnės vietos tai net nežadu rasti. O čia va man pasirodė. Tikiuosi, nepasivaidena. Tikiuosi bus gera vieta. Kažkur čia va, mačiau smėliukas. Lygi vieta ir smėliukas. Kažkur čia netoli. Ar galėčiau užlipti ir pritraukti valtį? Palauk, kaip kapitonas priplauks. Raudonas valtis. Man įskamų duoda. Ne, aš tikrai. Opa.
Čia buvo palapinė turbūt. Labai panašu. Reikia būti. Ne, dabar nebereikia. Čia smėlis koks geras. Laikyk. Gerą tėtį vietą suradai. Nes geresnių aš net nemačiau. Greičiau reikia pilį čia pastatyti. Kam tokie? Na va, ir baigiam žvejybą šios dienos. Pasistatėm palapinę, užvalgiam, ruošiamės eiti ilsėtis jau. Žvejyba buvo visokia. Iš ryto daug metimų buvo padaryta, bet vieną lydeką gražią tik pagavom. Paskui maudėmės dieną, tik tai jau vakaro pradžioj užkybo keli salačiai, ešeriai, o dar vėliau vakare šapalas užkybo. Tai, tikėjaus, kad bus dar blogiau, tai palyginus viskas neblogai. Patenkintas rezultatu, nes iš tikrųjų ir žolės labai neša, vanduo turbūt yra pakilęs ir vanduo nešvarus. Tai nėra geras sąlygas labai žvejybos. Tai ir tuo labiau pirmą kartą čia. Tokiuose didelėse upėse nesu įpratęs labai žvejoti. Mažesnėse geriau sekasi. Bet smagu apžiūrėti. Tai va. Ir ką, atsisveikinam iki rytdienos ir žiūrėsim, kaip seksis rytoj. Ate, labanakt. 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 Labas rytas. Tai va, atsikėlėm ir pradedam naujos dienos žūklę. Matysim, kaip seksis. Vietinį sutikom. Sakė, kad smarkiai pakilęs vanduo. Sakė, kad vakar nieko nepagavo. O mes pagavom, tai reiškia, mums labai pasisekė. Iki. Man patinka jo gulbės vaikai yra žiauri tokie kaip patys. Yra. Pagaliau ešerys. Nu va, pagaliau pirmas ešerys. Kelios valandos visai tuščių metimų daugybė. Jokio kibimo nebuvo. Ačiū tau. Oba, yra. Įdomu, kas čia stegia. Kažkas biški didesnis likt. Aha, didesnis. Na, šapalas? Oho. Galbūt, kad šapalas? Gali būt šapalas, gali būt salatis. Va, mačiau, arba lydekas.
Lydekėlė. O spurtas. Tikiuosi neišspurts. Yes. Va, dar nudžiugino lydekėlę. Tai visai smagu jau. Ačiū, ate. Yes. Oba, yra. Va, sakiau. Reikia biškį ramiau dabar pabūt, duot man. Man reikia filmuoti. Dzūkijos ešeriai Nemune sveikesni. Pas vieną mačiau taškiukų, tokių neriškių. Apie šitą visai nesimato. O prie Kauno tai tragedija kokie taškuoti. Ačiū, ate. Yra. Ešerys. Tik pasidžiaugiau, kad netaškuoti ešeriai ir užkybavo taškuoti. Nu, labai gražus vaizdai, bet žvejojimo sąlygas vis blogėja, kibimas dar blogėja. Bangas pradėjo kilt, vaikam tai tik patinka, man tai nelabai. شانهان دور تجريسي ده زرادي دم ويزيدك دول جلسين الجروي شانهان دور تجريسي ده زرادي دم ويزيدك دول جلسين الجروي هاي 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 Ilgai ieškojom vietos maudymuisi, tai pagaliau atradom tikrai gerą vietą, kur smėliukas ir gylis nėra didelis. ميهر كمان بولمي صقرة قدون ميه ترويش سلبولة همرة ميهر كمان بولمي صقرة قدون ميه ترويش سلبولة همرة هاي 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 Yes! Kaip kalė. Pagaliau smūgis geras. Bet ar ištrauksi, tai neaišku. Jau įlenda į žolės. Kaip griebė kažkas. Ką pagauti lydeką? Palauk, dar nepagavau. Lydeką, aha. Vėl nemaža turbūt. Lydeką nemažą pagavo. Va. Dar nepagavo, dar nesidžiaugė.
Pažiūrėk, ką išdarinėja, kokios jos piktas šiandien. Yra. Va, kokia graži lydekaitė. Griebia tai konkrečiai. Šapalai pasivedė, o lydekaitės nors griebia. Va, prie to krūmą užmečiu, kaip kalė. Šaunuolė. Ačiū, ate. Yes. Mes tiesiog paimsim ir va tokie čia sėdim ir tada tegu mus nešas atgrė ir viskas. Nuo tvorą tiesiog atlenksim ir viskas. Tegu mus nešas atgrė. O čia mus nešas. Yra. Ui, lydeka. Nu ir viskas ir pabėgo. Mes pasidėsime. Koks smūgis buvo. Sveiki. Jau baigėsi žvejyba. Nesuprantu, kas čia juokinga. Tai va, baigėsi žvejyba mūsų, bet iki mūsų prieplaukos dar labai toli. Bet nebenorim nakvot, kadangi valties dugnas praleidžia, sušlapo palapinės, viskas. Nu, šlapioj palapinį nebenorim nakvot, tai sakėm, gal ir naktį teks dar plaukti iki prieplaukos. Žvejyba buvo sunki, tiek gražių vietų, šapalinių buvo, atrodo, ten turėtų kibti tie šapalai, bet, nu, gal šiandien ties turėjau gal 2 kibimus šapalų ir tai neištraukiau. Į žolės įvarė vienas, o kitas atsikabina tiesiog. Tai, nu, o metimų daug padariau, daug keičiau voblerių. Tai šiandien žvejyba gelbėjo lydekos ir ešeriai. Salačią irgi nei vieną nepagavau. Tai va, o vakar tai gelbėjo žvejyba labiau lydekos gal. Ne, salačiai susimaišiau. Tai va, tai mums gero plaukimo, o jum gero žvejybo. Gerai. Iki kitą kartą. Nepamirškit paspausti laiką. Jeigu nepaspausit laiko, ateisim jum nekibs žuvis. Va, bus bloga sėkmė. Nebus sėkmės. Pagalvoju be batų. Oh.